24 metų geriausius filmus jau aptarėm, bet reiktų pakalbėti ir apie prasčiausius. Taigi, silpniausi mano matyti 24 metų filmų. 10 vietoje yra Kodas raudonas ir tikrai vienas iš silpniausių mano matyti filmų, kuris neturi savyje nieko doro, apart Hollywoodo žvaigždžių ir vienkartinės pramogos, kuri net ir ta vienkartinė pramoga nebuvo tokia jau ir didelė. 9 vietoje, nors ir ne iš prasčiausių filmų, bet tai yra vis tiek Varnas. Tai buvo klasikinio filmo perdirbinys, kuris buvo savyje šiek tiek vėlgi tuštokas, tik tiek, kad turėjo keletą tikrai gražių ir įspūdingų vietų, ypatingai trečiasis aktas. 8 vietoje yra legendinio režisieriaus Franco Fordo Coppolos aistros projektas Megalopolis arba Megaflopolis. Vėlgi, milijonas idėjų, nei viena iki galo neišvystyta ir paliktas tik tai gražus išorinis papirėlis. 7 vietoje Mikė Pūkuotukas, Kraujas ir medus antroji dalis ir čia net nėra ką daugiau pasakoti. 6 vietoje yra Medžiotojas Kreivinas. Kaip ir tikėjausi, filmas buvo prastas ir apart Aarono Taylor Johnsono ir spąstų mėtymo ant galvų, nieko gero šiame filme ir nebuvo. 5 vietoje yra filmas Atlas ir sakyčiau, neduokit daugiau Jennifer Lopez vaidinti. 4 vietoje yra viena prasčiausių žaidimo adaptacijų apskritai į vos ne istoriją ir tai yra Borderlands paslaptinga relikvija. 3 vietoje Madame Web ir taip, jis buvo absoliučiai blogas. 2 vietoje yra istorija apie princesę ir drakoną ir tai yra Netflixo filmas Damsel. Ir pats prašiausias mano matytas filmas 24 metais yra Zako Snyderio Rebel Moon Part 2 ir tai buvo filmas, dėl kurio aš gailėjausi, kad aš žiūrėjau ir išvaišiau 2 valandas buvo. O kaip jums, kokie buvo 24 iš blogų filmų pusės, kuris filmas jums labiausiai nepatiko, parašykit komentaruose ir nepamirškit pafollowinti.